gyvena beveik 800 šunų, bet kaimynai nesiskundžia. Kaip prisipažįsta Vida ir Vytautas Pusai, neišgydoma kolekcionavimo ligoje susirgo prieš 10-metį. Per tą laiką palangiškiai sukaupė beveik 800 suvenyrinių šunų kolekciją. Kiekvienas eksponatas sunumeruotas, o specialioje kartotekoje apie jį galima surasti visą informaciją. Čia nupasakotas net atsiradimo aplinkybės. Pagal tai Pusai sako, gali papasakoti ir savo gyvenimą. Vienas meiliausių nedidelis molinis šuniukas matys kolekcijoje pirmasis. O pat vaikystės labai norėjau šuns. Kažkada turėjau, kai pas tėvus gyvenau. Ir dabar tokia mintis buvo, toj parodoje vaikščiojo, nu gal nusipirkim šunį. Ir kažkiek atsiskyrėm, vyras nuėjo į priekį, aš atsiriekau. Grįžta, sako, tai vis dėlto nori šuns? Sakau, noriu. Išties rankas. Ir idėja, bet idėja tai šitą, negyva. Nu taip ir prasidėjo. Tada va, toks kilo lyg ir aistra, ieškojom įdomesnių, ieškojom iš kitos šalies. Prieš 10-metį, kai panašių suvenyrų nebuvo, Pusai sako, pirkę beveik visus pamatytus. Dabar šeima aiškina pasirenkant įdomesnius ir džiaugiasi sulaukiant ypatingų dovanų iš draugų, giminių, pažįstamų ar Vytauto paveikslus pirkusių žmonių. Taip kolekcija atsirado šunų net iš 27 pasaulio šalių. Pusai prisipažino dabar itin laukia draugų pažadėto suvenyro iš Japonijos. Kolekcijos šeima neeksponuoja, nes esą norint ją parodyti kiltų daug sunkumų. Tuo jie sako įsitikinę, kai būtų darė remontą, tuomet į popierių suvinioti suvenyrai vos tilpo į 9 dėžes. Pats kolekcionavimas, ką jis duoda? Ką jis duoda? Malonumą, žinių, bendravimas su žmonėm, kadangi tai automatiškai plečiasi mūsų ratas. Ir tiesiog suartina, aš sakyčiau, ir mūsų, ir aplinkinius, ir, sakykime, mano šeima, mano mama, ten brolis, sesuo, visi iš tėvelis, visi, kas kur pamatė, visi neša. Vyto draugai, broliai, lygiai tas pats. Nu, visi esam krūvoje, būtent šitais dalykais susijęti. Pusai nebejoja, kad jų kolekcija neilgai trukus turės ir 1000 eksponatą. Be jokių šansų yra, kad nerinks. Be jokių šansų. Jau vyrai netgi jie pasakyta, jeigu bus 1000, bus balius. Čia rinksis draugai, čia bus olialia. Nes kai bus 1000, bus balius, tai kas visą tai su šunim. Tai jais į metų 1000.